Jordanas Radičkovas. Mes žvirbliukai. Skaito senelis Julius. Skirta šiandien gimstančiam anūkui Pijui. Kiaušinis. Visi šiame pasaulyje atsirandame skirtingai. Žolė pirmiausiai iškiša iš po žemių nosį, ištempia ją kiek galėdama ir taip pasilieka. Tik ta viena žalia nosis styro. Nei ausų, nei kojų, nei snapo. Ta viena vienintelė žalia nosis. Medis auga panašiai kaip žolė, bet jis daug didesnis ir visas žaliom plunksnom apsiplunksnavęs. Rudeniop jis tas plunksnas nubarsto ir toks nuogutėlis dreba visą mielą žiemą iš šalčio. Mes žvirbliukai nekartą jam sakėme, kad nemestų plunksnų, tada nereikės šalti, kai atūš žiemys, tačiau ar pasakysi ką medžiui? Ar jis ką supras? Kaliausia ir gana. Kad ir 100 metų mokykloje išsėdėtų, vis tiek nieko nenutuoktų savo medine galva. O ko benorėti dabar, kai mokyklos jis visai nelanko? Tačiau medis geras kaimynas ir jei susisuksite jame lizdą, paslėps tarp savo žalių plunksnų ir apsaugos nuo piktų akių, laidyklių, blogų vaikų ir kačių. Jau sakiau pačioje pradžioje, kad visi šiame pasaulyje atsiranda skirtingai. Aš prieš atsirasdamas ilgą laiką gyvenau kiaušinyje. Apsaugok viešpatie gyventi kiaušinyje. Tamsu, nei lango, nei durų, grindys ir tos nelygios. Taip ankšta, kad nėra kur nei apsisukti. Bet va, norom nenorom tupi ir net nežinai, ar laukia diena, ar naktis. Ar saulė šviečia, ar niūrūs debesis užgulė dangų. Tie, kurie buvo kalinami, puikiai žino, kas tai yra laisvės troškimas. Kai iki gyvo kaulo įgryso kalėti, ryžausi ištrūkti. Pakaliau snapuku, bet kiaušinio sienos tvirtos, tvirtesnės už akmenį. Nebuvau pratęs prie tokio darbo, pirmą kartą gyvenime grioviau ankštą kalėjimą. Ir snapuką man baisiausiai skaudėjo, net kai miegodavau. Tačiau nenuleidavau sparnų, truputį pasnaudžiu ir vėl kalu. 3 savaitės ten ištūnojau. Pagaliau vieną gražų rytą, kaukštelėjęs į kalėjimo lubas, staiga išgirdau garsų trakšt ir kiaušinis perskilo pusiau. Lauke švietė saulė, vasnojo visokiausi paukščiai, vabzdžiai, net ir tie skraidė, miela pažiūrėti. Apsidairiau, šalia manęs lizde gulė dar keli kiaušiniai ir juose kažkas čiepsi. Prislinkau prie arčiausiai gulinčiojo ir pabeldžiau snapu, kaip morzės aparatu pastuksenau. Tuk, 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 tuk. Žvirbliukas kiaušinio viduje taip pat pastuksėjo ir paaiškino, jog nori išsigauti laisvėn. Pasiraitojau rankoves ir kad ėmiau kalti snapu. Tas žvirbliukas, kuris buvo viduje, labai apsidžiaugė, susilaukė pagalbos. Tai irgi ėmė iš visų jėgų belstis. 1, 2 ir pavirto jo kalėjimas lukštais. O mudu abudu, tokie išdidus, likome bestovį iki kelių griuvėsiuose. Tuo metu ir kiti kiaušiniai ėmė skilinėti. Ir iš kiekvieno kiaušinio vis išlįsdavo pasišiaušę žvirbliukas. Toks mielas, jog akių negalėjai atitraukti. Džiūgavome visi lizde, kad galų gale esame laisvi. Tik staiga girdime, kažkas dejuoja. Atsigręžėme į tą pusę ir matome. Vieno žvirbliuko tik galva tekyšo iš kiaušinio, o pats niekaip negali ištrūkti iš to kalėjimo. Sukioja žvirbliukas galvą ir čiepsi. Čir, čir, čir. Supuolėme visi kartu ir jį išlaisvinome. Žvirbliukas mums kuo nuoširdžiausiai padėkojo. Nes be mūsų pagalbos vargu ar būtų į šį pasaulį atėjęs. Jis buvo gana geibus žvirbliukas ir mes vienu balsu jį praminėme Čiru. Čiras buvo labai keistas žvirblis.
Nors išgeibelis, jis kaip mat užsikorė ant lizdo krašto ir girdi jau skris. Kaipgi tu skrisi, pasakiau jam ir nustūmiau atgal į lizdą. Pirmiau vietoj pūkų tau turi plunksnos užaugti ir sparnai sutvirtėti. O Čiras vis tiek neklauso. Tai knaptelėjau snapu į galvą, tada tuoj pat nutilo ir su viskuo sutiko. Nuo to karto tvirtai žinau, jei kas nesupranta protingos šnekos, trinktelk per galvą ir viskas bus aišku. Taip ir Čirui, pasakai jam ką, nieko nesupranta, o tik kaukšteli per galvą, kaip mat viskas aišku pasidaro. Nežinau, kaip jums žmonėms būna, bet žvirbliams tai jau taip. Jau visi įsikalėme, lizdas pilnas žvirbliukų, betgi žiūrime, dar 2 kiaušiniai guli. Priejau prie vieno, pabeldžiau palengvėlę, ar neatsilieps kas. Tačiau iš kiaušinio nei garso. Pabeldžiau smarkėliau, vėl pasiklausiau ir vėl tyla. Paskui sušukau, tu, kuris esi viduje, žmogus ar žvėris, atsiliepk. Nei žmogus, nei žvėris, niekas neatsiliepia. Ir kiti žvirbliai supuolė, ėmė stuksenti kiaušinį, bet vis tiek niekas neatsiliepė. Tuomet supratome, kad tas kiaušinis sugedęs. Visuomet iš daugelio kiaušinių vienas būna sugedęs. Gerai, kad žmonės neperi, kaip mes. Antraip žiūrėk ir atsirastų koks vienas sugedęs. Po to pabeldėme į antrą kiaušinį. O kai pabeldėme, iš vidaus pasigirdo baisiai piktas balsas. Mano mėlėjai ponai, sušuko piktasis balsas, ar negalėtumėt belstis mandagiau? Tas, kuris šitai pasakė, prasikalė kiaušinį ir išsirangė laukan, bet jau toks sugyžęs, toks paniuręs, kad net žiūrėti nesmagu. Nagi, pasitrauk, mielasis ponė, burbtelėjo tas žvirblis vienam žvirbliukui. Noriu pasižiūrėti, kas ten po lizdu. Gerai, žiūrėk, tik ko stumdaisi, sučiapsėjo žvirbliukas. Bet naujokas nei nedėptelėjo į tą pusę, tik atsuko nugarą ir suburbėjo. Mielasis ponė, aš ne tam atsiradau šiame pasaulyje, kad man kas duotų pastabas. Tai štai kaip mano mielasis ponė. Ta žvirblį mes praminėme mieluoju ponu. Vėliau apie jį daugiau sužinosite, nes iš karto negaliu apie visus žvirblius papasakoti. Reikia iš eilės apsakyti įvykius vieną po kito, taip, kaip jie nutiko. Ir svarbu dar nieko nepraleisti. Juk žvirblis irgi gali netyčia šitą užmiršti. Kaip kad jūs kartais imate ir užmirštate vieną ar kitą dalyką. O kai esi alkanas, visai viską gali užmiršti. Tad, prieš pradėdama savo pasakojimą, imsiu ir sulesiu štai tą kirmelaitę. Kas čia man pasakė gero apetito? Dėkoju ir jum linkiu to paties. Paskui vabzdė. Kai šiek tiek pagyvenom lizde, tėvai pasakė, nagi, jau metas patiems išmokti skraidyti ir susirasti maisto. Mūsų tėtis labai griežtas ir nešnekus. Ta dieną jis parskrido didžiai supykęs, katė jam buvo išpešusi iš uodegos 2 plunksnas. Atsitupė ant lizdo krašto, pagalvojo, o paskui kokius 2 ar 3 kartus pasakė ir už pakarpos ėmė svaidyti mus lauk iš lizdo. Lig šiol nei vienas nebuvom skraidęs. Pamenu, labai išsigandau. Ėmiau lik pašėlęs mosikuoti sparnais ir nulėkęs atsitupiau ant šakelės. Dar ilgai man spurdėjo širdis, kol galų gale aprimau. O tėvui visai nė motais, kad mes bijom. Čiumpa vieną po kito ir meta lauk iš lizdo. Žvirbliukai cypė, spurdėjo ore, bet nei vienas neužsimušė, nors visi atsidūrė ant žemės. Atėjo ir Čiro eilė. Jis vis spraudėsi į priekį, kad tik greičiau jį išmestų, bet tėvas lyg tyčia jo nepastebėjo. Galų gale čiupo ir jį snapu už sprando ir taip sviedė, kad Čiras ėmė skristi uodega pirmyn. Šitaip lėkdamas uodega pirmyn, jis pradėjo plakti sparnais ir pakibo ore.
Pirmą kartą mačiau skrendant atbulą žvirblį. Ne tik žvirblį, jokio kito paukščio nebuvau matęs šitaip skrendant. Čiras dar pavasnojo kiek atbulas, apsivertė ir ėmė skristi galva į priekin, kaip visi paukščiai, o paskui nusileido šalia kitų. Aš čeksėjau liežuviu, stebėdamas Čiro skrydžiu, bet tėvas tvėrė ir mane nutrenkė nuo šakelės ir švilpiau žemyn kaip akmuo. Gerai, kad vienu tarpu atsitokėjau, tai ėmiau virpinti sparnus, graibytis už oro ir gana gražiai nusileidau žemėn, nei kiek neužsigavęs. Iš viršaus išgirdau mielojo pono balsą. Jis barėsi su tėvu. Nedrįsk manęs liesti, mano mielasis pone. Dar tas negimė, kuris galėtų mokyti mane skraidyti. Nedrįsk, nedrįsk. Bet tėvas jo nepaisė, ėmė ir išmetė. Mielasis ponas, atsidūręs ant žemės, tuoj šokos ją peikti, kad tokia kieta. Matys tiesiai ant akmens pataikė. Mano mielasis ponė, čirpavo jis trakinėdamas aplink akmenį. Ar negalėjote truputį pasitraukti, kai pamatėt, kad leidžiuosi iš aukštybių? Tuo metu prie mūsų atskrido tėtis ir mama. Tėtis šyptelėjo ir didžiuodamasis paklausė. Na kaip šaunuoliai? O mes dar labiau didžiuodamėsi atsakėme. Kuo puikiausiai. Tik tėtis nepatikėjo, kad viskas kuo puikiausiai, nes dar paklausė, ar labai smarkiai plaka mūsų širdelės. Ir mes atsakėme, kad jos plaka kaip plaktukai. Dabar, vaikai, pasakė mums tėtis, jau išmokote skristi. Gal aš buvau truputį griežtokas, tačiau be griežtumo jokio mokslo nepasieksi. Mama dar pridūrė, kad tas, kuris sėdi rankas sudėjęs, niekuomet neišmoks nei skraidyti, nei susirasti maisto. Taip prasidėjo mūsų pamokos. Abu viens per kitą ėmė aiškinti, kaip reikia susirasti maisto, kaip sučiupti vabalėlį, kaip pasivyti skrendantį vabzdį. Ėmė mokyti visko, ką turi žinoti žvirblis, jei nenori mirti iš bado. Ir mes prisiekėm savo tėvam, kad niekuomet netinginiausim, kad gaudysim viską, kas tik pro mus skris. Tuomet ir maisto nestokosim. Šiame pasaulyje viskas pasiekiama per vargą ir darbą. Daug kartų girdėjau sakant, kad tas ar anas gyvena kaip tikra rojaus paukštė. Nieku nesirūpina, nei maistu, nei darbu, tik skraido savo visą mielą dieną ir gieda. Kaip mane gyvą matot, tai netiesa. Dar saulė nepatekėjus, mes jau kimbame į darbą. Ir taip visą dieną plakamės ieškodami maisto. O pavasariop sukame lizdus, globojam vaikus, mokom juos skraidyti ir taip darbų turime be galo. Prisipažįstu, vakarais, kai grįžtu lizdan, vos be pajudinu sparnus, taip esu išvargęs. Tačiau aš jau užbėgau savo pasakojimui už akių, o juk buvau žadėjęs papasakoti viską iš eilės, visus įvykius vieną po kito. Tėvai pamokė, kaip reikia gyventi šiame pasaulyje, nuskrido savo, o mes pastovėjome kiek ir pajutome, jog esame alkani. Apsidairėme, aplinkui skraido galybė vabzdžių, drugeliai taip pat skraido, tad nusprendėme nuo jų ir pradėti. O jei kuris įsismagins ir nulėks per toli, tai sutarėme, kad turėt grįžti tiesiai prie medžių. Mūsų medis matosi iš visų pusių ir nors kažin kiek nutoltum, jo viršūnė kišos. Man labai patiko vienas drugelis. Jis skrido virš dobelienos, taip ramiai ir išdidžiai, jog buvau tikras, kad tuoj pasivysiu ir pagausiu. Pasišokėjau ir nulėkiau paskui jį. Bet vos prisivijau, drugelis apsisuko ir nupleveno dešinėn, paskui šaute šovė aukštyn, matyt pajutęs nelaimę ir paspruko man iš po pat nosies. Ir aš smarkiau suvasnojau sparnais ir nuskridau aukštyn, bet ir vėl, tik prisivijau, drugelis puolė staiga į kairę ir kurį laiką taip ir skrido tik kairėn. Aš kairėn nemoku skristi, reikia padaryti posūkį. Bet vos apsisukau, drugelis nuplasnojo dešinėn. Nei nemaniau jo atsisakyti, tad ir aš pasukau dešinėn. Ir vėl likau nieko nepešęs, nelemtas drugelis krito žemėn lyg akmuo. Dabar galiu prisipažinti,
kad tuokart drugelis tiesiog tyčiojosi iš manęs ir tiek mane privargino, kad širdis daužėsi kaip kūjis. Bet galų gale vis tiek pasivijau jį ir parverčiau žemėn. Jis plakė sparnais, bet aš juos primyniau ir vieno snapo smūgiu nukirtau jam galvą. Drugelis sudrebėjo ir nurimo. Jeigu jums kada teks gaudyti kokį skrendantį padarą, pagalvokite, kaip reikėtų pagauti drugelį. Tas vabzdys skrisdamas nesilaiko jokių taisyklių. Puldinėja tai žemyn, tai aukštyn, kairėn, dešinėn. Gali pamanyti, kad jis kuoktelės arba nežino, kur jam skristi. Tačiau taip tik atrodo, nes drugelis puikiausiai žino, ko nori ir kur skrenda. Jis taip manevruoja tik todėl, kad nori išlikti gyvas. Jau sakiau, kad drugelis mane labai išvargino, bet užtat jau pirmą dieną išmokau sklandyti, mikliai suktis, būti smarkus ir greitas. Sunkios pamokos geriau įstringa į galvą ir gyvenime daugiau praverčia už lengvasias. Tad taip pats patyriau savo kailiu. Lengvas pamokas lengvai perpranti ir iš jų beveik nieko neišmoksti. Per sunkią pamoką daug prakaito gauni išlieti, bet kai išmoksti, tai jau visam gyvenimui. Taigi, nukirtau drugeliui galvą, tas sudrebėjo ir nurimo. Staiga išgirdau klegėsi kitame Dobilienos gale, nuo upės kranto. Žvirbliai purpčiojo visas pusės ir baisiausiai čirpsėjo. Palikau drugelį, pašokau ir nuskirdau prie triukšmadarių. Ką pamačiau atskridęs? Mūsų Čiras, visas paniręs po vandeniu, laiko nusitvėręs už uodegos žuvį. Žvirbliai aikčiojo ir šaukė jam, kad paleistų žuvį ir liptų lauk ant kranto, nes dar paskęs. Tačiau Čiras nieko negirdi, timčiojo savo žuvį už uodegos, kas jam mūsų šūkaliojimai. Klausiu, kiek jau laiko Čiras po vandeniu? Ir žvirbliai viens per kitą čirškė, gal pusę, o gal visą valandą. Visą valandą po vandeniu sušukau aš, tas Čiras tikras kvaiša. Puoliau į vandenį, ištraukiau Čirą ant kranto, o jis visas šlapias šlaputėlis, vos ant kojų be pastovi. Ar protelis pasimaišė, klausiu jo, kad terliojęs visą valandą po vandeniu su ta kvaila žuvimi. Kodėl pasimaišė, nesuprato Čiras. Negi mum nesakė, kad turim vytis ir čiupti kiekvieną, kas tik juda prieš mūsų akis ar bėga nuo mūsų. O ta žuvis norėjo nuo manęs pabėgti. Tuomet ėmiau Čirui aiškinti ir kiti man padėjo, tačiau visi mūsų žodžiai kaip žirniai į sieną. Neištvėręs trenkiau Čirui per galvą, tada jis iškart viską suprato ir nusprendžiau, jog nuo šiol visų pirma suduosiu Čirui per galvą, o tik paskui imsiu aiškinti. Jei iš tiesų norėsiu, kad jis ką suprastų. Nuvedžiau jį prie drugelio, kurį buvau sugavęs, knapt snapu per galvą ir liepiau lesti. Čiras iškart suprato. Sulėsė visą drugelį, o man paliko tik sparnelius. Tampiau, tąsiau juos, skersai įstrigo gerklėje, bet buvau alkanas, tai vargais negalais vis dėlto prarijau. Noriu jūs perspėti. Jeigu kada būsit vaišinami drugelio sparneliais, nei neragaukit. Bjauresnio patiekalo nėra. Ufu. Taip mes ir gyvename medyje. Miegodavome ant šakelių, po jomis ir nuo lietaus slėpdavome. Kartą nuskridome pasižiūrėti lizdo ir sugedusio kiaušinio. Lizdas tiesiog knibždėjo skrusdelių, o sugedėlis buvo visas išgertas. Skrusdelis pradūrė skylutę nelyginant su adata ir iščiulpė, jos moka tokius kruopščius darbus daryti. Daugiau žiūrėti lizdo nebeskridome. Kartą sutupę medyje valėmės plunksneles, staiga žiūrim, iš tolo atvasnoja nepažįstamas žvirblis. Vos be nusilaiko ore, svirduliuoja, rodos kaip matims ir nukris žemėn. Dulkė visai smulkus lietutis, veikiau draikės rūkas, nei lijo lietus. Kas galėtų būti tas nepažįstamas žvirblis, klausėme vienas kito ir žiūrėjome, kaip jis iš paskutinių skrenda link mūsų medžių. Tuoj pat jį apspitome ir puolėm klausinėti, bet jis tylėjo, žiūrėjo mus apsiblaususiomis akimis ir vos dvesavo.
Vargšelis atskrido visai nuogas, tik su vienais didvyrio marškinėliais. Bet ir tie taip apdriskė, jog marškinėliais nebepavadinsi. Pavalgdiname jį, palaukėme, kol atsipūs kiek ir atsitokės. Tada žvirblis papasakojo mums savo odisėjas. Jis atskrido iš Kinijos ir buvo vardu Ufu, o kiniškai tai reiškia didvyrio marškinėliai. Ufu draugė su kitais žvirbliais gyveno viename ryžių lauke. Kinai darbavosi, augino ryžius, o žvirbliai naikino kenksmingus vabzdžius. Ir taip metų metus gražiai ir taikiai sugyveno žvirbliai ir žmonės. Staiga vieną dieną žvirbliai išgirdo baisiausią triukšmą. Į ryžių laukus atėjo žmonės skardos lakštais, botagais ir tarškinėmis nešini. Ir ėmė tas skardas daužyti, pliauškinti botagais, pūsti birbynės, šviščioti didžiuliais vytiniais. Žvirbliukai pamanė, kad kilo karas, tačiau karo griausmų niekur nesigirdėjo, vien tik tas bilsmas ir švilpimas. Žmonės vis artėjo prie žvirblių, o tiems iš baimės žadą užgniaužė, taip baisi buvo artėjanti minia. Žmonės ėmė baidyti paukščius, uliuliuoti ir šaukti kiek išgalėdami. Mao, mao, mao. Žvirbliai pagavo skristi į kitą ryžių lauką. Ir skrisdami viens kitam čirpė, kad niekuomet daugiau nebegrįžę į senąją vietą. Tegul ten veisėsi keiksmingi vabzdžiai, tegul griaužia ryžius. Bet vos tik jie pasiekė kitą ryžių lauką, ogi žiūri ir ten kiūščiojo didžiausia minia, tarškina skardinėmis, barškalinėmis, pliaukši botagais ir vytiniais, uliuliuoja ir šaukia visą gerklę. Mao, mao, mao. Žvirbliai apsisuko ir puolė į trečią ryžių lauką, bet ir ten tas pats galas. Nė negalvok nusileisti, vienintelė išeitis šauti kuo aukščiau į dangų. Ilgą laiką žvirbliai skrydo krūvoje, žiūrėdami, kad kuris neatsiliktų, o persekiotojai švaistėsi ryžių laukuose, daužė skardas ir tarškynės ir be paliovos šūkavo. Tikriausiai žinote, kad žvirblis negali visą laiką tik skristi ir skristi. Truputį paskridęs, jis būtinai turi nusileisti žemėn, pavaikščioti pėstute, atsigauti. Ir tie žvirbliai beskrisdami pavargo, nusileido žemėn, pamiklinti kojų ir kiek atsikvėpti. Tačiau čia vėl juos pasivijo persekiotojai ir ėmė plakti ir daužyti vytiniais. Baisu, kas darėsi. Ufu palaukė po šiaudinę kepurę, kol triukšmas nutilo, tada išlindo, atsargiai apsidairė aplinkui, pamatė savo žuvusius giminaičius ir jiems širdelė vos nesprogo iš skausmo. Paskui pasitvarkė plunksneles ir leidosi pėsčias per ryžių lauką. Taip ėjo iki sutemų. Nedrįso pakilti į orą, kad kas nepastebėtų ir nepultų vytis. Eidamas matė, kaip bjaurūs vabzdžiai apsidžiaugė, jog žvirblių nėra, išlindo iš savo slėpynių, pasigalando dantis ir užpuolė ryžių laukus. Taip tiems kinams ir reikia, pagalvojo Ufu ir nuturseno savo į šiaurę. Žvirblis keliavo tik tai naktimis, o dieną slapstėsi ryžių laukuose. Taip jis priėjo didžiąją kinų sieną, atsipūtė kiek, o nuo ten, tai skriste, tai pėsčiomis sukorė ilgą kelią, kol galop mus pamatė. Mielasis ponas baisiausiai pasipiktino, užskrido ant medžio viršūnės ir iš ten, iš viršaus ėmė kinus vainoti. Ei jūs, kinai, kur tai girdėta, mano mielieji ponai, kad kas naikintų žvirbliukus? Kur matyta šitaip gainioti? Kam reikalingas tas jūsų žiaurumas? Tylite? Neatsakote? Na gerai, aš jums pasakysiu. Priešams reikalingas tas žiaurumas, mielieji ponai. Baigęs kalbą, mielasis ponas vėl nusileido pas mus. Supliauškėjome liežuviais, stebėdamiesi, o Čiras purptelėjo nuo šakos ir ėmė atbulas sukti ratus aplink medį. Ar jūs Kinijoje mokate skraidyti atbulom, paklausė jis Ufu. Ir tas jam atsakė, jog ten visi tik galva priekin skraido. Tada Čiras jam ir sako, va, jei būtumėt mokėję atbulom skraidyti, būtumėt galėję visi išsigelbėti. Kai tik persekiotojai pasiveja, paspausk atbulinį bėgį ir dink iš akių. Taigi,
palingavo galvą Ufu, kad tai būtumėm žinoję, jo galima įsigelbėti skrendant atbulom. Na, tai bent dabar žinai, paguodė jį Čiras, jei nori gyventi Kinijoje ir išsaugoti sveiką kailį, būtinai turi išmokti atbuloms skraidyti. Mokyklos varpelis. Vos tik suskambo mokyklos varpelis ir vaikai ėmė rinktis į mokyklą, mes persikraustėme į medį, kuris augo mokyklos kieme. Norėjom matyti klasę ir kartu su vaikais truputį pramokti istorijos, truputį aritmetikos, na žinoma, ir raides pažinti. Čiras labai jaudinosi ir klausėsi mokytojo žadą užkandęs. Sužinojęs, kad 2 × 2 yra 4, toliau mokytis atsisakė. Mes jam aiškinam, kad negalima gyventi vien tik daugybos lentelę mokant. Tačiau Čirui per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo. Ir tik gavęs per galvą pasistengė įsiminti, iš kur išteka Dunojaus upė. Labai svarbu žinoti, iš kur išteka Dunojus. Gal šiuo metu tau šito ir nereikia, bet jei vieną gražią dieną prireiks, ką tada darysi nežinodamas? Iš kailio nersies, bet po laiko. Va todėl ir turi žinoti, iš kur išteka Dunojus. Kelias savaitės mokėmės, žiūrėdami pro langus ir mokslas mums ėjo kaip iš pypkės. Tik vieną dieną vaikai išbėgo į kiemą, nusitvėrė laidyklės ir ėmė į mus akmenimis svaidyti. Kaip juos prašėme liautis, kaip maldavome. Net mielasis ponas bandė jiem paaiškinti, tačiau negi su jais žmogiškai susitarsi. Svaido savo ir gana. Ilgiau nebegalėjome pasilikti medyje, pakilome ir nuskridome į miesto sodą pasitarti su kitais žvirbliais. Miesto sodas visų žvirblių susirinkimo vieta. Čia renkasi žvirbliai iš miesto ir jo apylinkių. Čia galima sutikti daug išmintingų, vėtytų ir mėtytų žvirblių. Galima pasikalbėti su 100-mečiais seniais, prisimenančiais turkų vergijos laikus. Skraido jie ne kažin kaip, tačiau jų galvos pilnos išminties, tad ir mums jos negaili. Nuskridome į miesto sodą, papasakojom viską seniesiams žvirbliams ir tie mums patarė pasiimti laidyklės ir pamokyti vaikus. Taip ir padarėme. Kitą dieną sutupėme už kampo ir ėmėme laukti. Žiūrim, ateina vaikai, garsiai čiauškia, net nenujaučia, koks pavojus jų tyko. Vos tik jie priartėjo, mes paleidome timpas ir vaikai išlakstė. Nei kvapo neliko. Susidoroję su vaikais, taip pat nuskridome į klasę, susėdame dailiai ir pradėjome mokytis. Mokytojas buvo mumis labai patenkintas ir iki metų galo nei vieno nenubaudė. Mes suspėjome išmokti visas raides, tik Čirui ėjosi kiek blogiau. Jis tai išmoko vien savo vardo raides, tačiau pasirašyti moka tiek didžiosiamis, tiek mažosiamis raidėmis. Mes mokėmės klasėje, kur linksmai traškėjo malkos krosnyje, o vaikams beliko mūsų ankstesnioji vieta. Tai tupi medį ir vis dirščiojo pro langą, stengiasi bent šitą išgirsti. Na, o lauke žinia, sninga, pučia šiaurys, vaikų rankos užvarbo, paraudo besiturint už šakų. Jie kiauras dienas jas pučia, bet vis tiek negali sušildyti. Mes kartais pasižiūrim į juos, darom įvairias grimasas, o per pertraukas klausiam, ar labai smagu per tokį šaltį tupėti ant šakos ir siekti mokslų per uždarą langą. Vaikai šaukia, kur čia bus smagu, jau visai ausis nušalom. Na ir šalkite, atsakom, kitą kartą žinosite, kaip šaudyti į žvirblius iš laidyklių. Taip ir praėjo mokslo metai. Mes užbaigėme juos labai gerai, o vaikai, kurie visą žiemą kyburiavo ant šakų, baigė dvejetais ir visi gavo sėdėti toje pačioje klasėje 2 metus. Atsisveikindamas Čiras paklausė vaikų, ar žinote, iš kur išteka Dunojus? Vaikai pasikasė pakaušius, paraukė nosis, bet ne vienas nežinojo, iš kur išteka Dunojus. Ko gero, jie net nežinojo, kad yra tokia upė. Suko galvas, kamavosi, o galų gale paprašė, kad mes pasakytume.
Čyras žengė žingsnį į priekį ir didžiai patenkintas pasakė. Čyras taip buvo įsikalęs į galvą, iš kur išteka Dunojus, kad net vidurnaktį pažadintas galėtų pasakyti. Jei vieną kartą sužinai kokią mokslo tiesą, tai jau niekuomet nepamirši. Mokslas kaip dviratis, mano mėlieji ponai, pasakė ta proga mielasis ponas. Jei kartą išmokote važiuoti dviračiu, tai jau mokėsite sukti į ratus iki pat gyvenimo galo. O Dunojus? Dunojaus upė išteka iš savo ištakos. Tralialia. Vienas mūsų žvirblis buvo vardu Čečia. Jis kiauras dienas šokinėjo ir kūrė daineles. Kartais jis niūniuodavo. Čečia, Čečia, mano dainelė prasideda čia. Arba štai šitaip. Čečia, Čečia, mano dainelės galas čia. Šitaip sukurti gali ne bet kas. Kūrybos menas turi būti įgimtas. Čečia, pavyzdžiui, man štai ką papasakojo. Žinai, Džifai, aš dar tamsiam kiaušinį tūnodamas pradėjau kurti. Kuriu įvairiausias daineles ir man lengviau gyventi, nesijaučiu toks vienišas. Ištisas dienas niūniuoju sau tamsoje. Čečia, Čečia, ūsuotas turkas rūko pypkę sau nakčia. Net ir dabar, kai pats vienas, kur iškeliauju, susigalvoju kokią dainelę ir nešuosi. Jei kelias tolimas, tuomet pasiimu daugiau dainų, kad ilgam užtektų. Maisto galiu nepasiimti, alkanas vis tiek nebūsi, kelyje vis kokį trupinį nustversi, tačiau be dainos nei iš vietos. Mes to nežinojome, net nemanėm, kad taip gali būti. Čečia kilniaširdiškai davė mums visiems po dainą. Dabar ir aš pats įsitikinau ir jum patariu, jei kada leisitės į tolimą kelią, o keliauti nuolatos tenka, pasiimkite ir dainelę, pamatysite, kokia lengva bus kelionė. Jei skrendi, tai ir daina skrenda po draug su tavimi, o jei sumaniai pasivaikščioti po lygumas, tai ir daina vaikšto kartu ir tau nebebūna liūdna vienam. Teisybė, tos dainelės, kurias Čečia mums sukūrė ir išdalino, kad galėtume dainuoti keliaudami ar dirbdami, visai paprastutės, bet daug gero padaro. Žinia, jos netokios kaip, pavyzdžiui, lakštingalų giesmės. Tos išraitytos, išvedžiotos, vinguriuotos. Jei pabandytum šitaip suokti, visai galva susisuktų. Tas savo vingres giesmes lakštingalos gieda iš pat ankstyvo ryto, kol dar tylu, kad galėtų prieš visus pasididžiuoti, pasirodyti. Na ir kas mums, tegul sau lakštingalos gieda. O kas nori, tegul klausosi. Paryčiu išraito, išvingiuoja tas savo įmantrybės, o paskui visą mielą dieną tyli kaip žuvis ir slapstosi šešėliuose. Mes tokių niureklių nemėgstam. Mano galva, geriau dainuoti paprastas daineles, bet užtat visą dieną ir bet kokia proga. Kai atėjo metas sukti lizdus, pradėjom ieškoti statybinių medžiagų. Lakstėmis galvas pametę, plušėjom nuo ankstyvo ryto lygi vėlyvo vakaro ir per kelias dienas visai nusivarėm. Tuomet Čečia mums ir pasakė, jei suksime lizdus su daina, nei nepastebėsime, kaip darbą baigsime. Ir pamokė kiekvieną, kokią dainą dainuot lizdą sukant. Kai ėmėme sukti lizdus su daina, pasidarė lengva. Lizdai tarytum patys augo. Tiksliau pasakius, daina juos suko, apvalius, per vidurį kiek įdubusius, o mes dainai tik truputį padėdavome. Vienintelis mielasis ponas nepanoro dirbti dainuodamas, todėl ir lizdą nusipynė baisų kaip turkų lūšną. Ir tokį pakrypusi, jog turėjai su virve per juosmenį prisirišti ir tai negalėjai būti tikras, kad vėjas nenuneš su visu lizdu. Tačiau mielasis ponas visuomet viską atžagariai daro, todėl niekas tokių jo lizdų nei nesistebėjo. Aš, pasakė jis, daug rimtesnių rūpesčių turiu, o šitokie vėjavaikiški niekai man nei galvoj, mielieji ponai. Mūsų dainas jis pavadino vėjavaikiškais niekais, o tai visai ne niekai,
Ir dar žinot, ką jums pasakysiu, kai būni labai išvargęs ir negali ilgai užmigti, geriausias vaistas paniuniuoti ką nors tylutėliai. Kai niuniuoji, sapnas išgirsta ir mano savo, nagi, eis ir pasižiūrėsiu, kas ten toks niuniuoja. Nes jis tas sapnas, baisiai smalsus. O to ir tereikia, kad tik sapnas ateitų, kad tik pažvelgtų pro langą. Esu pastebėjęs, kai užmiegu niuniuodamas, visi mano sapnai būna labai gražus ir tuomet dažniausiai sapnuoju, kad skraidau. Jei ir jūs norite paskraidyti, bent sapnuodami, pabandykite. Žmogui šiaip gana retai tenka skristi. Taigi, norint pajusti tą džiaugsmą, verta išmokti užmiegant niuniuoti. Pabandykite ir pamatysite, kad sakau šventą teisybę. Tralele, tralele, tralelele, lelele. Brangenybių rinkėjas. Žmonės mano, kad tik jie renka įvairius daiktus, o mes žvirbliai ne. Mūsų pulke buvo vienas aršus kolekcionierius vardu Čikas. Pamato Čikas kokį daiktą, tuo ir nešasi. Jis buvo užsidegęs sudaryti kilometrinių stulpų kolekciją, o taip pat ir geležinkelio tiltų. Tik visa bėda, sako jis, kad nėra kur dėti tų tiltų ir kilometrinių stulpų. Šiaip būtinai rinkčiau. Taigi, pagal lizdą ir kolekciją. Čikas buvo įsikūręs sename vieno išeivio žvirblio lizde. To žvirblio vardas tikrai kilometrinis. Fr.T. Mititakis. Tai va, tas Fr.T. Mititakis iškeliavo pernai su gandrais į Paukščių lygumą rytuose ir daugiau nebegrįžo. Jo lizdas buvo gerokai apiręs, bet Čikas jį kiek patvarkė ir ėmė rinkti vabzdžių sparnus. Deja, mūsų lizdai be stogų, tad lietus ir saulė tos sparnus sugadino. Tada mūsų draugužis nusprendė rinkti tokius daiktus, kurių niekas pasaulyje nerenka. Pagalvojęs tiek, kiek jam reikėjo galvoti, sumanė rinkti kiaušinius. Tai čia pasivagė kiaušinį, tai ten, ir neilgai trukus jo lizde jau buvo tikrai gražus rinkinys. Tačiau, kaip ir kiekvienam kolekcionieriui, Čikui greitai apsisuko galva ir jis ėmė rinkti visai nepažįstamus kiaušinius. Keli buvo labai įtartini. Jis pats prisipažino, išrausęs juos iš žemės. Vienas toks kiaušinis buvo minkštas kaip sviedinys ir mes susirinkę jį spardydavome po aikštelę, o jis šokinėdavo kaip pripūstas. Niekas negalėjo pasakyti, kieno tas kiaušinis. Visus paukščius apklausinėjome, bet jie atsakė, kad dar nėra matę šitokio guminio kiaušinio. Ufu, kuris strekinėdavo vienais didvyrio marškinėliais ir tas tvirtino, kad net Kinijoje nieko panašaus nėra regėjęs. Mūsų draugužis Čikas pūtėsi kaip nuo mėlių ir šaukė visiems, kad tas kiaušinis yra kiaušinių kiaušinis. Jei kas iš toliau atklysdavo, Čikas kaip mat pasikviesdavo ir girdavosi savo kolekciją. Kartą užklydo tokia varna nevaleika. Tai Čikas ir ją pasikvietė guminių kiaušinių pasigrožėti. Atėjo ta varna, plepa, terška kaip kulkosvaidis, o jau nešvari. Gali pagalvot, kad nuo pat gimimo dienos nei karto nesimaudė. Tikriausiai taip ir buvo, bet tas nekliudė jai vaikščioti išsidabinusiai, apsikaršiusiai mėlynais kaspinais ir ant sparnų jie kadaruoja ir net ant uodegos, o dar juodos juostos kryžmai nugarą. Na žiūri ją ir pačiam ima rodytis, kad jau esi kaspinuotas. Kad įsismarkavo Čiko lizde tą varną, visą kolekciją apžiūrėjo, visus kiaušinius išvardijo, nieko neprikiši, daug išmano. Nėra ko ir stebėtis, šlaistosi po visą pasaulį, visokius spaudinius skaito, o dažniausiai vieną prancūzišką 1903 metų žurnalą. Taip pat kaspinais išpušta kaip ir jinai. Bet kai pamatė guminį kiaušinį, varna nevaleika susimastė. Negi tai kiaušinis, tačiau nusprendė, kad geriau būsia mąstyti tyliai, o tuo tarpu garsiai papasakoti kokią istoriją. Taigi masto savo,
vis dirsčiomdama į kiaušinį ir pasakoja, jog sumanė pirkti automobilį Trabant ir važinėtis. Mes klausiam, ar tik nebus tas kiaušinis Trabanto kiaušinis, o ji mum atsako, kad Trabantai kiaušinio nededa. Šitai mum bespėliojant, guminis kiaušinis taiga ėmė ir praplyšo. Kažkas iškišo galvą ir grėsmingai sušnipštė. Varna Nevaleika taip greit susisuko, jo akimirksniu susirinko visus 1300 kaspinų ir reaktyviniu greičiu dingo padangėje padraug su savo prancūziškuoju 1903 metų žurnalu. Čiras nušvilpė atbulas, o Čikas pašoko ir sustingo virš lizdo. Persigandę mes visi bemat atsidūrėme ant aukštesnių šakų ir net žado netekome išvydę iš guminio kiaušinio lendant kažkokį bekojį padarą ir dar gazdinant. Tai buvo gyvatukas. Čikas rinkdamas ir gausindamas savo kolekciją, išsikasė tą gyvatės kiaušinį iš žemės ir atitempė į lizdą. Ir dabar tas gyvatukas, tas požemių tamsybių padaras, taip piktai ir niūriai dairėsi aplink, tarsi visas pasaulis juodas būtų. Pasirangė ir nušliaužė medžių žemyn. Kad į kuršūnį, sušuko Čikas. Puolėm apžiūrinėti ir kito iš žemės išrausto kiaušinio, gal ir tas toks pat, gal ir iš jo kokia gyvatė ar dinozauras išlys. Patupčiojom prie lizdo, apėjom aplink tą žemės kiaušinį, atsargiai pabeldėm iš viršaus, tarsi mandagiai per petį paplojom, o Čikas sušuko, ar tu gyvatė, ar dinozauras, atsiliepk. Tas, kas buvo viduje, kiek patylėjo, o paskui nusičiaudėjo. Nemanau, kad dinozauras čiaudėtų, pasakė Čiras, bet dėl viso pikto įjungė atbulinį bėgį, kad galėtų dingti prireikus. Vėl pabeldėm, tačiau šįsyk nieks neatsiliepė. Tuomet Čikas iš visų jėgų trenkė į kiaušinį, tas kilo pusiau ir iš lukštų išsikepurnėjo vėžliukas. Prisimerkė nuo saulės ir vėl nusičiaudėjo. Tai keistuolis, nusistebėjo Čikas, sudaužai vieną lukštą, nori išleisti pasaulį, o jis išlenda su kitos nugaros. O ką darysi, atsakė vėžliukas. Aš vaikštau po tokias vietas, kur nėra nei namų, nei viešbučių, o sutemusi, juk reikia kur nors galvą priglausti. Todėl ir nešiojo strobelę. Kai užklumpa naktis kelyje, įlendu vidun, užsidarau nuo plėšikų ir miegu savo. Taip mums viską paaiškinęs, vėžliukas paklausė, kur galėtų vandens atsigerti, ir mes jam parodėme upę. Vėžliukas išsirito iš lizdo, kartu su savo trobele bumtelėjo į žolę ir nuskodė prie upės. Čikas pasiraitojo rankoves ir patikrino visus savo kolekcijos kiaušinius. Iš vieno voro kiaušinio išropojo daugybė vorų, suskaičiavome 100, o jie vis dar lindo, tačiau mes te mokame skaičiuoti iki 100, todėl daugiau nei neskaičiavom. Na, šiaip ar taip jų buvo daugiau negu 100. Vorai atsilikę, pasakė Čikas, senoviškai tvarkosi. Joks paukštis nekiš 100 paukštukų į vieną kiaušinį, kad jie ten viduje stumdytųsi, mindžiotų viens kitam kojas ar baksnotųsi alkūnėmis, kaip žmonės tramvajuose. Nuo to karto mūsų draugužis daugiau nebenešė į savo lizdą nei vieno kiaušinio, jei tas kiaušinis buvo ne paukščio. Ta proga mielasis ponas štai ką pasakė. Įsimink, mano mielasis ponė, kad kiekvienas turi žinoti, kas kam dera, taip pat ir kolekcionierius. Ar esi kur girdėjęs, mielas ponė, kad kas rinktų šliužus, o gal kartais matei kokį šliužą, kuris rinktų žvirblius? Nematei ir niekados nepamatysi, mielasis ponė, nes šliužai tik ir žiūri, kaip čia tave prarijus, o tu ėmei jūs kolekcionuoti, mano mielasis ponė, mano mielasis ponė. Žvirbliukų žaidimai. Kartą tupėjo medyje, čirškėm vienas už kitą garsiau, svarstėm svarbius reikalus ir staiga kažkuriam šovė galvon mintis pažaisti.
Kiekvienas išsirinko savo porą ir ėmėm žaisti. Aš pasirinkau Jultis, todėl kad ir Jultis mane pasirinko. Žaidėm ir žaisdami susisukom naują lizdą, švarutėlį, dailutį. Jultis jį pašlavė. Žaidėm ir ne patys nepastebėjom, kaip lizdas prisipildė kiaušinių. Džifai, ar dar žaisim, paklausė manęs Jultis. Aš kaip mat atsakiau, žinoma žaisim. Tuomet, sako Jultis, aš atsitūpsiu lizdelėje ir šildysiu kiaušinukus, o tu išdidžiai suk ratus aplink lizdą ir retkarčiais atnešk man kokią muselę. O rytais, jeigu netingi, nuskrisk prie upės ir atnešk man truputį vandens savo plunksnelėse. Žaisim, pakartojau dar sykį ir ėmiau sukti ratus aplink lizdą. O jau toks išdidus pasijutau, jei kas pažvelgęs 3 kartus būtų parpuolęs prieš mane ant kelių, vis tiek nebūčiau atsisakęs savo didybės. Skrisdamas aplink lizdą, žvilgtelėjau vieną akimi į kitus žvirblius. Žiū, ir tie baisiai pasipūtė, o ypač Čiras. Ir pučiasi jis ne taip kaip visi. Prieš Čirą galėtum nuo ryto lygi nakties klupoti, jam nei galvoj. Prašniokštų savo atbulas, nei nepastebėtų, nei akim nemirkteltų. Didybė tai didybė, bet ir toji neamžina, kad ir kaip didžiuotumeis, vis tiek po kiek laiko pabosta. Kiekvienas, baigęs kokį darbą, truputį pasipučia, o kartais tą savo darbą net dainose apdainuoja ir teisingai daro. Vien tik darbu gyvas nebūsi, tą jau seniai pastebėjau. Todėl ir mes žvirbliai truputį padirbame, o paskui apdainuojame savo darbą, po to vėl truputį dirbame ir vėl dainuojame ir taip toliau, taip ir gyvename. Žiūriu, vieną ankstyvą rytmetį tupi visi žvirbliai prie lizdų ir iš visų jėgų traukia dainą, dainuoja apie savo gyvenimą. Žinia, gražiausiai gieda čia, juk jis ir išsirito giedodamas, bet ir mes, nors ne kažin kaip mokėdami, čirpiam, dainuojam, net laukai aidi kiaurą dieną. Čik-čirik, čik-čirik, lik, džifr. Paskui, kiek įkabindami, dumėm prie upės parnešti plunksnelėse vandens. Giedam savo, žaidžiam žvirblių žaidimus, tik vieną gražią dieną staiga girdim, kažkas krebžda kiaušinukuose. Kitą rytą žiūrime, ogi iš kiaušinių ritasi pilkutėliai kamuoliukai. Stumdo vienas kitą, knapsi snapukais, čiepsi ir markstosi iš pasitenkinimo. Nei jokios plunksnelės, vien tik pukai, bet vis tiek mosuoja sparniukais ir gąsdina mus, girdi tuoj skrisim. Tačiau mes žinom, jie niekur nenuskris, nes viskam yra laikas ir ne mums jį aplenkti. Iš kažkur atsiradęs katinas užlipo ant stogo, sugniaužė kumščius ir sukniaukė. Tai gardus kasneliai. Kad tu paspringtum, atsakiau jam, bet jam nemotais. Nuo ryto iki išnaktų tupė atsitupęs ir verpė savo žmonai verpalus. Jo žmona, kad žinotume, tokia tinginė, kiaurą dieną tik ir drypso ant kanapos, kad tą kanapą jie prislėgtų. Net bjauru žiūrėti. Tyso kiek ilga ir ragina katiną greičiau verpti. O tas vargšelis ką darys? Bijo, kad nesibartų. Tad verpė ir verpė. Mrrr. Tačiau aš atitrukau nuo savo pasakojimo. Žvirbliukai paaugo, vietoj nenustyksta, taip jam knieti skristi. Tada priėjau kartą prie jų, stvėriau vieną už kuodo ir, piktai riktelėjęs, marš, išmečiau iš lizdo. Sučirpė, ėmė virpinti sparnelius ir kaip mat pakibo ore. Po jo ir kitus išmečiau. Visi purpsėjo, o aš stovėjau lizde, šypsojausi ir tik stengiausi, kad žvirbliukai nepamatytų, kaip man smagu, jog jie skraido. Tegul galvoja, kad aš labai piktas ir rūstus. Kai paaugs, patys supras visą teisybę. Ir mano draugai ėmė mesti žvirbliukus iš lizdų. Ufu aprėdė visus mažylius didvyrių marškinėliais ir išstūmė iš lizdo stačia galva. Čiro žvirbliukai visi kaip vienas ėmė plasnoti atbuli, o čia paukštyčiai iš karto pradėjo kurti daineles. Čiro žvirbliukų buvo pilnas senasis frta mititakio lizdas ir jie kaip susitarė, tuoj pat puolė kolekcionuoti viską, kas tik pakliuvo po ranka. Nedelsė ir mielasis ponas. Stovėjo snapą užrietęs ant savo turkiškos palapinės ir klausėsi, kaip žvirbliukai čiepsi.
Mielasis ponė, dar tas negimė, kuris galėtų pamokyti mus skraidyti. O šis jiems atrėžė: Mielieji ponai, nemėgstu, kai kas kiša nosį į mano reikalus. Užuot čirpę, mielieji ponai, geriau pasimankštinkite ir skriskite. Taip pasakęs, mielasis ponas pakreipė savo turkišką palapinę ir žvirbliukai birte išbiro. Akimoju visur aplink suskambo pastabos, pikti šauksmai ir pamokymai. Mielieji ponai ir taip toliau, geriau nei nekartosiu. O pats mielasis ponas stovi, pučiasi ir sako man: Žiūrėk, tai bent žvirbliai išsirito, mano mielasis ponė. Visi lyg vieno kaip vandens lašai panašus į mane. Mielasis ponas. Mielasis ponas buvo labai įdomus žvirblis. Kiauras dienas tupėdavo ant šakos ir laukdavo, kol kas nors ne taip, ką padarys, o paskui šokdavo mokyti. Jam visai nesvarbu, ką mokyti – vežimą, žmogų, šunį, moteriškę, šiaudų pėdą. Jis visiems šaukdavo: Mano mielasis ponė. Tik pamanykit, ar galima, pavyzdžiui, moteriškiai šaukti: Mano mielasis ponė. Tačiau mielajam ponui tai visai nerūpi. Tupi savo viršuje ir moko moteriškę: Mano mielasis ponė, ar negalėtum truputį aukščiau kelti kojas, kad taip nedulkintum? Ir išmoktų šitaip vilkti kojas: Mano mielasis ponė. Ir taip toliau. Kai atskrido varna Nevaleika su visu 1300 kaspinų ir prancūziškuoju 1903 metų žurnalu, jis užuot pasilabinęs, kaip mat ją užsipuolė. Mano mielasis ponė, ar ilgai dar draikysitės su tais savo kaspinais? O tai irgi neiškelmų spirta. Kas tau darbo, mano mielas ponė? Užuot mane kibinės, geriau pasitaisyk savo lizdą, va, karo persikreipęs kaip turkiška palapinė. Žvirblis tik dėbtelėjo ją pasipūtęs, perskelė saulėgrąžos sėkliukę ir išspjovė lukštus tiesiai ant viešnios kaspinų. Galėtum būt mandagesnis, mielasis ponė, pasipiktino paukštė, o šis jai: Mano mielasis ponė, dar tas negimė, kuris mane mokytų. Suliktai žodžiais mielasis ponas pašoko ir baisiausiai užsipuolė vėją, kuris ant kelio susuko šiaudų ir dulkių sūkurį, o susukęs kad svies tiesiai į mūsų žvirblį. Bravo, mielasis ponė, gal manai, kad ant mano apdarų galima šiukšles krauti? Tačiau vėjas, kaip niekur nieko, sušvilpė ir toliau nusinešė tą dulkiną šiaudų gniūžtę. Mielasis ponas buvo toks burbeklis, kad net vabzdžius gaudydamas nesiliaudavo baręsis. Kartais jis vijosi vieną musytę. Toji musytė nei šiokia, nei tokia, bet vis mat gyvas sutvėrimas, tai lekia kiek tik įkabindama. O paskui ją skuodžia paniuręs mielasis ponas ir šaukia jai ir barasi: Ko dabar pasukai į kairę, kai galėjai lėkti į dešinę? Aš paskui tave turiu daryti tokius staigius posūkius. Vos sprando nenusisukau. Ei, ko čia dabar į viršų šauni, mano mielasis ponė? Nėr ko vabžiams taip aukštai skraidyti. Na tik pamanykit, vėl jį lekia atgal, nei jokio ženklo neparodžiusi, kad sumanė grįžti. Jei visi šitaip ims blaškytis, mano mielasis ponė, tai per vieną dieną žus visi skrajūnai ir pasaulyje ištiks didžiausia katastrofa. Mielasis ponas šitaip dėsto, o musytė nei nemano jo klausyti. Tik raito kulnus, tik skuodžia, net vėjas ausyse švilpia. Zvimbia, skrenda ir vis tolsta nuo savo persiokėtojo. Tik staiga kur buvus, kur nebuvus, kaip juoda žaiba, švykst kregždutė. Ir po akimirkos jau nėra nei žaibo, nei kregždutės, nei vabzdžio. Alio, ei, mielasis ponė, kur tai matyta? Aš vabzdį gaudau, o tu pripuoliai ir sulesiai. Nagi grįžk ir atiduok. Betgi vabzdžiai niekino, teisingiau sakant, jie to, kuris juos pagauna. Antraip, koks nors malyžius pasigilemštų savo viską ir kitiem nei pusės vabzdžių nepaliktų. Koks mielasis ponas buvo akiplėša? Dar geriau suprasite, kai papasakosiu vaką.
Vieną kartą prie mūsų medžio suėjo didžiulė kariauna į pratybas. Kariai atsitempė pabūklų, tankų, laukuose nesiliaudami tratėjo kulkosvaidžiai, dangumi zvimbė lėktuvai, žinoma ir malūnsparniai terškė. Mielasis ponas pamatęs karius ruošiantis pratyboms, kaip mat juos ir išsipuolė. O tie, nieko nelaukdami, ėmė taip griaudėti, kad visa, kas tik skraido ar laksto, išsislapstėte, tarsi skradžiai žemę prasmego. Tik vienas mielasis ponas išpuolė priekin ir katims bartės, katims karius mokyti. Ei, mielieji ponai, kur drožėt tiesiai per laukus? Šaukė žvirblis kariams, tarsi tie būtų norėję jo laukus ištrypti. Ar tik čia radot vietą griaudėt, mielieji ponai? Jei kiekvienas kamšaus į galvą jums griaudėti, kas tada bus? Tačiau kariai griaudėjo kaip griaudėjo, o vienas sviedinys, kai lėkė pro mieląjį poną, tai vos kartu ir jo nenusinešė. Mielasis ponas tik apsisuko kaip sukutis ir capt už palto, mat sviedinys apsvilino jam šonus. Apsitampė rūbą ir šaukė sviediniui. Alio, ei tu, ar negalėtum truputį atsargiau? Koks kvaiša tave pamokė stumdytis? Gal aklas, kad nematai, jog skrendu? Kur tai girdėta, mielasis ponė? Sviedinys, žinia, net nepažvelgė į mieląjį poną. Lėkė savo ir nulėkė. Čia, kur buvus, kur nebuvus, pasimaišė varna nevaleika. Kvarktelėjo, pasibruko kaspinus, prispaudė prie savęs prancūziškai 1903 metų žurnalą, bet iš to išgąsčio ėmė ir vėl viską paleido. Sviedinys prašvilpė pro pat šalį ir taip trenkė į prancūziškai 1903 metų žurnalą, jog tik dulkės iš jo beliko. Tai pamatęs, mielasis ponas užrietė uodegą ir paknapstom nurūko. Kai atlėkė pas mus, paklausėme. Mielasis ponė, tu rodos kariaunus įsigandai. Kas, ar aš? Dar tas negimė, kuris mane išgazdintų, mielieji ponai. Tas dar negimė. Čiras iš jo pasišaipė. Žiūriu, mielasis ponė, ir galvoju, viso pasaulio vis tiek nepavaldysi. Imsiu ir pavaldysiu, niekim nemirktelsiu. Apsisuko kelis kartus, norėdamas apžvelgti tą pasaulį ir vėl savo užgiedojo. Alio, mano mielieji ponai, kur taip traukėt per laukus nosies tiesumu. Tačiau pasauliui žvirblis visai nerūpėjo, nes kiekvienas turi savo darbą ir eina ten, kur jam reikia. Taip jau yra ir turi būti, mano mielieji ponai. Paukščio plunksnelė. Ar matote tą plunksnelę, kaip jis supuojasi ir stengiasi išsilaikyti ore? Jis skrenda viena pati, apsidairo lyg kažko vildamasi ir krinta vis žemiau ir žemiau. Daug plunksnelių skrajoja po dangų ir viena po kitos nusileidžia žemėn. Kad karčiais pažemiu nučiuožia vėjelis, pametėja jas į viršų ir jos vėl prisimena, kaip kažkada skraidė, nardė melsvoj beribėj oro jūroj, supavosi ir džiūgavo. Tačiau, kad ir ant žemės, kad ir negyva, mūsų paukščių plunksna tik tartum miega. Žiūrėk, tuoj pabus iš miegų, suvirpės ir vėl pakils į aukštį. Mes žvirbliukai galim žūti, tačiau mūsų plunksnos visuomet lieka gyvos. Žmonės surenka negyvų paukščių plunksnas ir prisikemša pagalves. Kaipgi kitaip žmonės sapnuodami skraidytų, jei nemiegotų ant paukščių plunksnų. Ir plunksnos miega ir sapnuoja savo senus skrydžius. Taip miega ir sapnuoja Jultis plunksnelė, mūsų tyliosios ir numylėtosios Jultis. Nebėra jau Jultis, nebėra man su kuo žaisti žvirblių žaidimo, su kuo lizdą sukti, kam rytais upės vandenį plunksnelėse atnešti. Ir su kuo dainuoti čia daineles. Tąkart buvo labai graži diena, saulėta, šviesi, skraidėme virš laukų ir daugiau žaidėme, nei ieškojome maisto. Net mielasis ponas buvo linksmas ir nieko nebarė. Ufu puikavosi ką tik išskalbtais didvyrio marškinėliais, tik staiga nežinia iš kur atsirado vanagas. Puolė kaip akmuo
ir mes visi sprukome kur kas. Jultis pastebėjo jį per vėlai, norėjo pasislėpti tarp žolių, tačiau vanagas krito tiesiai ant jos ir tuoj pat vėl pakilo aukštyn. Jo nagose giliai čirpė Jultis. Paskui viskas dingo, stojo baisi tyla. Mes tūnojom susigūžę ir nieks nedrįso tos tylos sutrukdyti. Tik mūsų širdis labai garsiai plakė. Kiutojome ir žiūrėjome į dangų, vis manėme, o gal pamatysim Jultis, gal visa tai buvo tik sapnas. Tačiau žiūrėk nežiūrėjęs, nepasirodė nei vienas paukštis, tik melsvoj žydrynai suvirpo kelios plunksnelės. Jos leidosi iš lėto, beveik nepastebimai, tokios panašios į mažus debesėlius. Debesis įsisklaido, o plunksnelės tengėsi laikytis kuo arčiau viena kitos, tačiau vėjas jas išblaškė ir nunešė vieną šen, kitą ten. Tokios vienišos jos ir sklandė, nes jau niekados nebesusirinks į daiktą, nes Jultis daugiau niekados neskraidys. Kelios plunksnelės nukrito ant lankos ir nurimo tarsi ko laukdamus. Tuomet mes, nei žodžio netardami, priėjome prie tų plunksnelių, pasiėmėm po vieną ir nusinešėm į lizdus atminimui. Aš taip pat pasiėmiau vieną, sakiau visur nešiuosi kartu, drauge su ją skraidysiu. Tačiau ji labai sušalusi ir reikia ilgai šildyti senajame lizde. Ir žinote, kai ją šildau, man atrodo, kad Jultis plunksnelė atgyja ir šildo mane. Tuomet paleidžiu plunksnelę pavėjui ir ji ilgai skrenda, tarsi žaisdama, kol galop nusileidžia žemėn. Jei jūs, vaikai, eidami netyčia rasite paukščio plunksnelę, nepraeikite pro šalį, paimkite ją nuo žemės ir pametėkite, tegul skrenda, ir ji bus jums labai dėkinga. Todėl, kad plunksnos visada gyvos, nors paukščių gyvo nebėra. Nepraeikite pro nukritusią plunksnelę, vaikai, pratęskite mūsų paukščių gyvenimą. Turėti ir neturėti. Frt, Mititakio sūnėnas, buvo nuskridęs į paukščių rivierą ir ten išbuvo kokį mėnesį, gal truputį daugiau. Frt, Mititakis, seniai ten įsikūręs, gyvena plačiai ir jau visi metai kvietė savo sūnėną viešnagėn. Tad tas ir nuskrido, o sugrįžo toks išdidus, jog net baisu darėsi jį žiūrint. Iš tolo kvepėjo dumbliais, o ant vienos kojos buvo užsimovę žiedą. Ta koja, ant kurios buvo žiedas, žengė tik pirštų galiukais, tad rodės, jog jo didybė nėra nei galo, nei krašto. Kaip mat pas jį sulėkėme ir iš visų pusių suklegome. Mititaki, kodėl mums laiško neparašei? Išskrisdama žadėjai atsiųsti spalvotą atvirutę, tai kodėl neatsiuntei? Teisingai, žadėjau, atsakė Mititakis, bet ar galėjau atsiųsti, jeigu ten nebuvo pašto? Būčiau atsiuntęs per kokį žmogų, bet ar gali būti tikras, kad tas žmogus jums perduos? Va, kartą dėdė siuntė man per vieną žmogų daug gardžių trupinių, o tas ėmė ir viskas suvalgė. Aš nei trupinėlių, nei linkėjimų negavau. Mano dėdė labai teisingai sako, jei nori, kad kas siųsto daikto negautų, perduok jį per žmogų. Ir Mititakis ėmė mums pasakoti nebūtus, negirdėtus dalykus, o mes klausėmės akis išplėtę, ausis pastatę. Besistebėdamas kažkuris net nuo šakos nusirito. Štai pavyzdžiui. Jo dėdė turi kelis laivus rivieroje, laiko kelias kavinukes viešbučiuose, o taip pat nuomoja vandens dviračius. Nei vienas iš mūsų dar nebuvo matęs vandens dviračio. Ir Mititakis mums paaiškino, kaip galima važiuoti dviračiu per vandenį. Dėdė į visą dieną važinėdavo to dviračiu, o vakarais vedžiodavo po viešbučių kavinukes, kad galėtų atsipūsti po dienos nuovargio, pasigrožėti žvilgančią, liuliuojančią jūrą arba pasižiūrėti, kaip pamažu slenka dangumi žvaigždės. Kaip jos typčioja patikučiais ant pirštų galiukų, kad tik nesubildėtų ir nepabūdintų miegančiųjų. Pasirodo, didysis Rivieros bulvaras taip pat Frt, Mititakio nuosavybė.
ir mums parūpo, ką dėdė daro su tuo bulvaru. Aš, pavyzdžiui, jei turėčiau bulvarą, nežinočiau, ką su juo daryti. Kaip tai ką, nusistebėjo Mititakis. Dėdės bulvaras pats didžiausias ir dėdė visą dieną vaikšto po jį. Žinot, ką reiškia turėti visą bulvarą? Mes čia labai atsilikę ir jei kas mums padovanotų bulvarą, jau rytojaus dieną visai galvą pamestumėt. O dėdė nepametė, jis keliasi labai anksti, prižiūri 130 šlavėjų, kurie turi kuo švariausiai bulvarą iššluoti. Šlavėjai, visi drūti vyrai, pasiema palmės lapą ir šluoja, bet labai atsargiai, kad nesukeltų dulkių. Jie šluoja, o dėdė žingsniuoja pirmin atgal, apžiūri visus pašalius ir jei pamato bent vieną trupinį, tuoj čiumpa jį ir skuba išbarti šlavėjų. Tam nesmagu pasidaro, ima šluoti dar stropiau ir kai pateka saulutė, bulvaras jau žvilga kaip veidrodis. Dėdė labai priekabus ir nė dulkelės nepakenčia savo bulvare. Tad visi, kas tik atvažiuoja, pirmiausiai skuba pasižiūrėti dėdės bulvaro ir po jį pasivaikščioti. Net vienas karalius kartu su karalienė po jį vaikščiojo ir tie stebėjosi, pliaukšėjo iš nuostabos liežuvių ir gyrė dėdės bulvarą. Po pietų, kai būna baisiai karšta, dėdė skuba į garažą ir liepia vandenvežiams mašinoms išpurkšti bulvarą šaltu vandeniu. Vandenvežės kaip mat atrieda, dėdė skraido virš jų ir moko, kur daugiau palieti, kur mažiau, kur dar kartą pravažiuoti. Jūs visko net įsivaizduoti negalite, atsidusėjo Mititakis. Mano dėdė smarkus vyras, o gal ir palaiminga žvaigždė gimęs, tad ir sekasi jam geriau nei kitiems. Ėmėsi bulvaro ir va ką padarė. Kad žinotumėt, koks buvo tas bulvaras, kai dėdė jį gavo, purvinas, dulkinas. Pasamdė inžinierių, įsigijo mašinų, išasfaltavo visą, pakraščius gražiais akmenimis išklojo, o iš kraštų vasaros restoranų įrengė. Jis pats 3 vasaros restoranus turi. O kad lengviau juos prižiūrėti būtų, daugybė žvirblių susišaukė. Žvirbliai nuo aušros ligi sutemų šaudo po restoraną aukštyn žemyn ir naikina muses, vabalėlius arba, pavyzdžiui, dievo karvutes. Sūnėnas mums papasakojo, kad ir visas sanitarinė Paukščių Rivieros valdžia jo dėdės rankose. Išgyrė jo sugebėjimą vadovauti didžiausiems uodų naikinimo pulkams. Ir pats Mititakis 2 kartus dalyvavęs tokiame naikinimo žygyje. Jis aikščiodamas pasakojo, jog uodai ten girdi dideli kaip malūnsparniai ir kandžiojosi pikčiau nei Riveros lankytojų šunys. Tačiau dėdė nepraleidžia nei vieno uodo į savo bulvarą, kad nesukandžiotų išėjusių pasivaikščioti žmonių. Va, sakykim, atėjo lankytojas į vieną iš 3 jo restoranų, tik atsisėdo prie sriubos lėkštės, uodas jau ir atzvimbė, jau ir taikosi įgelti jam į blauzdą ar kaklą. Jei nelabas įsikas, lankytojas baisiausiai supyks, trenks šaukštą ant stalo ir daugiau nei kojos nekels į tą restoraną. Štai kodėl dėdė nuolat budi, o jei ne jis pats, tai koks kitas žvirblis. Tik pamato uodą, užsimoja kardu, tuoj krimst ir snapu perkerta jį pusiau. Ne tik uodai, didžiuojasi Mititakis, net drugiai kopustinukai nedrįsta nosies rodyti dėdės bulvare. Klausim, koks čia žiedas ant jo kojas. Mititakis papasakojo, kad prieš išvykstant dėdė jį nusivedė į kažkokią stotį, kur jam ir padovanojo žiedą. Dabar pagal tą žiedą mokyti žmonės galės įstebėti ir žinos, po kokius kraštus žvirbliai keliauja. Aišku, žiedą jis gavęs tik per frutą Mititakio pažintis ir ryšius, nes dėdei ir pačiam svarbu žinoti, kur atsidurs jo sūnėnas, kad prireikus galėtų surasti. Net įsivaizduoti negalite, šūkalėjo Mititakis, koks gyvenimas Paukščių Rivieroje, kad kiek visai nebūčiau grįžęs. Tai ko grįžai, klausime? Kad galėčiau pasigirti, atsako Mititakis. Jei nenoras pasigirti, tiek ir te matytumėt mane kaip savo ausis. Prieš išskrendant dėdė man aprodė vieną egiptietišką piramidę. Kažkada piramidės buvo skiriamos faraonams, tačiau dabar visi faraonai išmirė. Dėdei viena krito į akį.
tai jis ją nugalėjo ir užvaldė. Kaip tai nugalėjo, klausime. Tai gal bent tiek žinote, kad piramidė į viršų vis siaurėja, aiškinama Mititakis, kol galų gale užsibaigė smailia viršūnėle, ant kurios tik viena koja gali atsistoti. O jei atsistosi ant piramidės viršūnės viena koja, tai ir būsi jos nugalėtojas. Ir nuo tada ji tavo, nieks kitas neturi jokių teisių į ją. Dėdė ir mane ragino, pasirink kokią piramidę, užvaldyk ir turėsi. Tai tikra faraonų piramidė, ne kokia imitacija. Ulele, stebimės mes, tavo dėdė net piramidę turi, pačią tikriausią. Na kas čia tokio, žinoma turi, paprastai šeštadieniais ar sekmadieniais skrendant tos piramidės pailsėti. Tik pamanykit, tai praturtėjo žmogus, tai nusišypsojo jam laimė. Mes čia varguoliai vos galą su galu sudurėm, dieną naktį plušiame. Nei vienas, nei piramidas neturime, nei kokio bulvarą. O štai FRT Mititakis, prašom, ir bulvarą, ir 3 vasaros restoranus laiko, ir vandens dviračius nuomoja, ir dar net nežinau ką. O lizdas, paklausiau Mititakio, koks tavo dėdės lizdas? Tai kad dėdė visai lizdo neturi, atsakė Mititakis. Šitau, kad nori, susižvalgėme visi stebėdamėsi ir pasitarę tarpusavį patyliukais galų gale nusprendėme, kad visi FRT Mititakio turtai ir net ta paukščių rivera sudilusios skatiko neverti, jei jis neturi pačio paprasčiausio lizdo, kur galima sušilti ir naktimis sapnuoti gražiausius sapnus. Vairas. Jau esu minėjęs, kad netoliese gyveno katinas, kuris kiauras dienas verpė savo žmonai verpalus, nes ta jo žmona buvo baisi tinginė, net ūsus tingėdavo pajudinti. Katinas ne tik verpdavo, jis dar turėdavo tinginiai katei maisto suieškoti. Ta šildosi saulutėje, ražosi ir murma panosėje, kad jai baisiai gardu paukštiena. Iš kur aš tau jos paimsiu, pyksta katinas. Jeigu mokėčiau skraidyti, tai tik purptelėčiau ir atneščiau tau žvirblienos. Mielasis ponas jį moko. Tu, mano mielasis ponė, verčiau iškarštum žmonai kailį ir lieptum pačiai maistą pasiieškoti. O dabar tik verpi ir seilę varvini, žiūrėdamas žvirbliukus. Bet žinok, tau tai atsirūks, mano mielasis ponė. Mūsų smarkuolė žvirblis stypčioja savo čerpėmis, piktinasi, kam perkūnsargis blogai gaudo žaibus. Aną dieną vienas žaibiūkštis vos jo paties neapsvilino. Perkūnsargis tyli susigėdęs, supranta, jog mielasis ponas teisus. O šalia jo kiurkso susimaščiusi ir truputį nuliūdusi varna Nevaleika. Nuo to karto, kai sviedinys į skutelius sudraskė jos prancūziškai 1903 metų žurnalą, ji jau nebe ta pasipūtusi varna ir kaspinai jos sudriskė, purvini. Stogus trakinėja ir kiti žvirbliai, saulutė maloniai šildo, skuba kepestuodamas voras, tiesi telefono laidus. Taip jie viens kitam praneša, kai kokia musė pakliūva į tinklus. Na, o mes lesam vorus, dūkštame prieš saulutę ir pasakojame vienas kitam įvairiausias istorijas. Mititakis blizgina žiedą, Čiras gyrėsi išmoksęs skraidyti ne tik atbulas, bet ir aukštielnikas. Jis net pabandė taip paskristi, tačiau kaip mat nudribo ant stogo. Tik staiga katinas, kad pašoks, kad trenks leteną mielajam ponui per nugarą. Mielasis ponas susirietė iš baimės, užlėkė ant perkūnsargio ir nusistvėrė už viršūnės. Kad tau kur letenos nudžiūtų, mano mielasis ponas, sušuko iš viršaus. Aš tave po 100 pypkių pasiūsiu, mielasis ponė, taip ir žinok. Per vieną akimirką visi kažkur dingo, o Čiras, kaip paspaudė atbulinį bėgį, taip ir įsmuko į laštaką. Mititakis net savo žiedą pamiršo, nudilkėjo per visus 9 stogus, sustojo tik ant 10 ir iš ten ėmė šaukti, grasinti, girdi viską parašysią savo dėdei FRT Mititakiui į paukščių riverą.
Ką parašysęs mes nesupratome, nes aplink kilo baisiausias triukšmas. Katinas nusliuogė žemyn, ausis suskliaudęs, kad negirdėtų mūsų barnių ir grasinimų. Netikša, va kas tu esi, užsipuolė katiną žmona ir įgrūdo jam visą glėbį naujų verpalų. Mielasis ponas paleido perkūnsargį ir nuskrido gatvės link, tačiau, užuot patekęs gatvėn, atsidūrė kieme ir atsitrenkė į išdžiaustytus skalbinius. Pasipurtė, atsipeikėjo, skris toliau, bet tuoj bakst kakta į medį. Tai kaip čia dabar, mano mielasis ponė, užsipuolė į medį? Ar negali pasitraukti, jei matai, kad aš ten skrendu? Bravo, bravo, mielasis ponė. Paskui panorau užskristi ant medžio, tačiau tik nutolo nuo jo. Vienu tarpu sustojo vietoje ir purpsi kaip kokie peteliški, tarsi kas būtų pririšęs į virvutę už uodegos ir timčiojas. Mielasis ponė, šūkiu nuo stogo, kas tau atsitiko? Kad aš žinočiau, mano mielasis ponė, niekaip negaliu pats savęs suvaldyti. Jau rodos suvaldau, o kažkas ima ir nuneša šonan. Apspitome mieląjį poną ir atskraidinome į nepavojingą vietą. Ir tik kai patupdėme į medžio viršūnėje, pamatėme, kad jis nebeturi uodegos. Katinas buvo išplėšęs jam uodegą, o jūs turbūt žinote, jog uodega tai žvirblio vairas. Mes su uodega ne tik vairuojame kaip kad žuvis, ji mums padeda ir pusiausvyrą išlaikyti. Tad mielasis ponas paliko be vairo ir be pusiausvyros. Varna Nevaleika palingavo galvą ir pasakė, kad labai gaila, jog nebėra prancūziškojo 1903 metų žurnalo. Ten tikriausiai būtų koks patarimas, kaip įsitaisyti naują vairą. Tačiau žurnalo nebuvo, mes irgi nei vienas nebuvome skaitę, kur galima įsigyti naują vairą. Klausėm Mititakio, gal tas ką girdėjo Riveroje. Jis ilgai krapštėsi pakaušį ir galų gale prisipažino, kad nieko negirdėjo. Tai gal mūsų draugas iš Kinijos, Ufu, ką girdėjo? Ufu, pašaukėm, tačiau niekas neatsiliepė. Ar tik nekrito kur didvyrio mirtimi, pasakė Čiras išlindęs iš laštako. Tuo metu žiūrime, kažkoks žmogus eina per kiemą. Vidury kiemo guli kepurė ir tas drožė tiesiai prie jos. Priėjo, paėmė kepurę ir užsidėjo ant galvos. O toje vietoje, kur gulėjo kepurė, bestovys susigūžęs Ufu. Žmogus jau klausė, ką jis veikia po kepurę, o tas šauniai atsako. Saugojau tavo kepurę, žmogau, katinas čia netoliese slankioja, galėjo nukniaukti. Tas katinas taip ir tyko, kas ne vietoj padėta. Labai ačiū, padėkojo žmogus ir pasirausęs kišenėje padavė jam vieną trupinį. Ufu trupinį paėmė, tačiau nesulėse, o atnešė ir atidavė mielajam ponui. Imk, pasakė jis, aš vis kur susirasiu trupinių, o tu nei vairo neturi, nei pusiausvyros. Kiaurą dieną gausi tupėti medyje. Tiek ir ten užtversi, jei koks vabzdys panosėje pasimaišys. Bet kad ir tie vabžiai gudrus, iš toli suka šalin. Taip Ufu parodė mums pavyzdį ir mes visi ėmėme nešti maisto mielajam ponui. Na, o tas ištisas dienas trapinėjo po medį ir ragina naujas uodegos plunksnas greičiau augti. Jos iš tiesų išdygo ir mes pasiūlėme mielajam ponui išbandyti naująjį vairą, pamėginti, ar galima su juo vairuoti ir išlaikyti pusiausvyrą. Mielasis ponas pabandė ir skraidė gana ilgai, tik apgailestavo, pargrįžęs medin, kad negali dailių posūkių daryti. Tai geriau visai nesisukinėk, pamokė jį Varna Nevaleika. Jei būčiau toks protingas kaip tu, mano mielasis ponė, atkirto šis Varnai Nevaleikai, tai tikrai nei vieno posūkio nedaryčiau. Deja, nesu toks protingas. O mus pamokė. Na, skraidykite, lakstykite, bet saugokite savo vairą, mano mylėjai ponai. Žinia, ataugti ataugs, jei prarasite, tačiau naujasis niekuomet nebus toks kaip senasis. Ir vairuoja jis kitaip, ir kitos pusiausvyros reikia laikytis. Senių besmegenių baubas.
Kad kokios būčiau užmiršęs apie save papasakoti. Ką galėjau papasakoti apie kitus, jau papasakojau, o save aplenkiau. Mano kuklumas neleidžia daug kalbėti apie save. Stengiuosi kitus kuo daugiau išgirti, o pats likti nuošalėje. Aš vardu Džifas. Jei pastebėjote, mano vardo viduryje yra 2 F raidės. Todėl, kad aš esu lik ir iš kilmingųjų. Frt Mititakis gali turėti visą riverą ir jo vardas gali būti 3 km ilgio, o štai kilmingumo jis niekur neįgis. Net mielasis ponas visuomet labai mandagiai mane kreipiasi, o jei nebegali apsieiti nepasakęs pastabos, tai tiek tą pastabą sumažina, jog ji pasidaro jau ne pastaba, o visai mažytė pastabėlė. Tokia mažytė, kad jos gali ir nepastebėti. Žiemą, kai iškrito sniegas ir aš pajutau, kad man šalta, įnirtau kaip tigras, pasidariau tikras fantomas, senių besmegenių baubas. Vieni žvirbliai glaustosi prie kaminų, kiti net vidun sulenda ir šildosi dūmuose, o išlenda iš ten juodesni nei kaminkrečiai. Tik aš, rūstus ir negailestingas, vaikštinėju stogais pirmyn atgal ir dairausi, ar nepasirodys kur horizonte senis besmegenis. Kai pasirodo, sušunku karo šūkį, stačia galva neriu prie jo ir stoju į atvirą kovą. Senis besmegenis, apsiginklavęs, stypso savo išdidžiai ir karingai, bet vos mane pamato, ima visas drebėti kaip drugio ištiktas. Ir ne tik jo širdis, pats visas sustingsta iš siaubo. O aš to ir telaukiu. Vos jisai sustingsta, aš tvakt ir nukertu jam nosį. Ta nosis paprastai būna morkinė. Na, o mes žvirbliai labai mėgstame morką žiemą. Mano draugužiai tupi sulindę visokiuose plyšiuose, viena akimim stebi baisų į mūšį, o kitą laiko užmerkia iš baimės. Pamatė, kad senis besmegenis neteko nosies ir ta jo nosis nusirito į sniegą, džiugiai sušunka pergalės šūkį ir baisiausiai klėgėdami puola vaišintis besmegenio nosies lesti. Ir visi mane sveikina. Ufu dreba iš šalčio su savo plonais didvyrio marškinėliais, bet ir tas pirmiau mane pasveikina, o tik paskui lesa. Čia sugėda man dainelę, o mielasis ponas paploja per petį vis kartodamas. Bravo, mano mielasis ponė, bravo, bravo. Aš pasitraukiu kukliai į šalį ir sakau saviškiams. Leskite, vyručiai, kol aš su jumis niekomet nebūsite alkani. Ir vėl apsidairau, ar kur nepasirodė koks senis besmegenis. Vilkaminė, vilkas čia, jau stovi apsiginklavęs iki ausų ir žiūri akiplėšiškai į mane. Tad aš pasiraitoju rankoves, pasimankštinu kiek ir pirmin. Po kelių akimirkų senis besmegenis jau stypso be nosies, žado netekęs iš siaubo. O už nugaros girdžiu balsą. Bravo, mano mielasis ponė, bravo, bravo. Net neatsisukdamas puikiai žinau, kad tai mielasis ponas. Todėl, kad jis pirmasis atskrieja prie karo laimikio ir pirmasis pasveikina mane. Nežinau, į kokius kraštus įskrenda seniai besmegeniai, nes nė karto nesu jų sutikęs vasarą. Klausiau Mititakio, gal jie riveroje poilsiauja, kur šilta ir saulėta. Gal ten maloniai leidžia laiką. Tačiau Mititakis galva guldo, kad riveroje senių besmegenių nėra. Varna Nevaleika tikina, kad jei turėtų prancūziškai 1903 metų žurnalą, tikriausiai galėtų man pasakyti, į kokius kraštus išskrenda seniai besmegeniai. Bet jei prisimenat, žurnalo nebėra. Ir mes nieko tikro negalime sužinoti. Na, šiaip ar taip, jie vis tiek kažkur iškeliauja, kažkur slapstosi visą vasarą, bet žiemą karingai nusiteikę, atkišę ilgas karingas nosis, jie plūste užplūsta miestus ir kaimus ir vėl mus visus gąsdina. Tačiau aš jų nebijau. Drąsa paveldimas mano kilmingos giminės bruožas. Man pakanka tik treptelti koją ir seniam besmegeniam nukrenta nosis. O jei dar pagrasinčiau, jog treptelsiu koją, tai ne tik nosis, bet ir patys seniai besmegeniai persigandę nuvirstų kaip kūliai.
Kas čia man už nugaros trepsi koją? Ar ne tu, mielasis ponė? Ne, ne mielasis ponas. Tai gal čiras juokus krečia? Brolyti, kaip gali būti čiras, jei tas čiras tačia uodega kažkur skrieja atbulas? Čia, ufu, ar tai jūs? Mititakį, kur dumi su savo žiedu? Alio, kur jūs visi lekite? Aš tik koją treptelėjau, o jums iš baimės jau širdis į kulnus nusirito. Kokia ten kepurė pažemi išliaužė? Tikriausiai mano draugušis Ufu iš Kinijos. Jis visuomet lenda po kieno nors kepurė, o kai jam pabosta tūnoti susigūžusiam, tai ima ir eina kur pakliūva, o su juo kartu eina ir kepurė. Žiū, bet juk tai katinas su savo verpiniu. Matyt, suverpia kokią nematomą kilpą ir su ją nori mane pagauti. Tie katinai tikras prakeikimas. Kai tik sumanai papasakot susirinkusiai publikai apie savo žygdarbius, kaip iš po žemio atsiranda koks katinas ir nori padaryti jiems galą. Aš stengiuosi atlikti kuo daugiau žygdarbių, bet dabar dar neturiu tiek daug, kad bent vieną galėčiau padovanoti katinui.